Mes kalbame su profesoriu Stasiu Yla. Kokie jūsų įspūdžiai čia kongrese? Bendras klausimas, nežinau, nei kaip atsakyti. Man atrodo, kad kol kas eina labai gerai. Ar jūs manote, kad šio kongreso tokia nuotaika atitinka ateityjos nuotaikai? Sunku pasakyti, kadangi ateityje nėra vienalytiška, tai aptartas nuotaikas nėra taip jau lengva ir palyginti su kongreso nuotaikom. O kaip šis kongresas, pavyzdžiui, skiriasi nuo pereito, kur įvyko Čikagoje? Ypatingo skirtumo nesu pastebėjęs, bet be abejo, giliau pagalvojus galima būtų galbūt rasti tam tikrų niuansų, tam tikrų skirtumų. Ar jūs nemanote, kad jisai toksai paprastesnis yra, taip be didelių iškilmių? Ar jums taip neįkrito į akį toksai, žinote, šio kongreso paprastumas? Ne kad blogai buvo, bet jau daugiau tokio, žinote, preciziškai padaryta ir į reikalai, viskas į reikalą eina. Manos, kad čia geras jūsų pastebėjimas. Iš viso tą galima būtų bruožą pastebėti. Nėra gal tiek pompastiškumo, tokio parodiškumo, bet yra toks šiltumas, sakysiu, intimumas tam tikras yra didesnis. Ir aš tą aiškinčiau kaip vietovės iš dalies įtaką, ne? Clevelando, reiškia, čia yra gana ateitinikiška kolonija tam tikrą prasme ir pati vietovė mažesnė, nebuvo gal tiek masės. Mano kita aplinkybė galbūt tas koncentravimas visų programos vyksmų viešbutyje, tas irgi gali turėti įtaką, žinot, žmonės laudžiau jaučiasi. Labai ačiū. Ja, ačiū Jums.